Sveiki, geri žmonės, draugai ir nedraugai. Kaip jau žinote, kas mane sekate, esu Ukrainoje, atostogauju. Atostogauju tikrai to žodžio prasme labai produktyviai ir kokybiškai sanatorijoje. Va, ne apie tai aš. Dėl Ukrainos, čia dabar vyksta skandalai tiek korupcijos, tai čia ne mano viena nuomonė. Tai reikia džiaugtis dėl Ukrainos, kad pagaliau jie valosi. Reikia atskirti Zelenskį nuo Ukrainos. Jermaką atskirti taip pat nuo Ukrainos. Tik užbėgdamas už akių pasakysiu, kada mūsų prezidento aplinką kratys specialiosios tarnybos, jeigu tokios yra dar turinčios kiaušius. Aš manau, kad mes tokių neturime. Kada iškratys visus ten važinėjusius į Taivanį ir ką jie iš ten gavo. Kada iškratys vilą Eginoje ir aplinkybės. Kada išaiškins, kaip ir kur buvo pralošti 40 milijonų kazino. Suprantat, čia vietoj vaipimosi mes turėtume verkti. Nes Ukraina išliks, o mes tokiais tempais nueisim į pamazgų duobę. Va. Dabar grįžtant prie Ukrainos, tai ten, kai kas juokėsi, kai kas vėl dėl to Jermako ėjimo į frontą, nemanau, kad jis, jeigu jis jau pateks į tą frontą, kad jis bus apkasęs su kulkosvaidžiu, užsidės didelius antpečius ir panašiai. Gal žmogus atsivertė, nežinau. Bet kita vertus, čia visokių sąmokslo teorijų, kad čia, ne sąmokslo teorijų, labai realu, kad čia galimybė išvengti baudžiamos atsakomybės ir panašiai, eiti kariauti, paskui kažkaip pabėgti. Tai bet jūs įsivaizduokit situaciją. Kur jis gali pabėgti? Jis gali pabėgti tik į Rusiją, jeigu pasitvirtins tai, kuo įkaltina. Ar jūs norėtumėt, palikę namus, palikę artimus savo, slėptis kaži kur kitoje šalyje, negalėdami grįžti, nebūdami tikri, kad nepasikeis politiniai vėjai kokie nors ir jūsų neišduos. Tai nereikia ten skaičiuotų milijonų, nes, iš tikrųjų turtuoliai irgi verkia. Va, kas apie tai. Ir tas žmogus jis pralošė, ką jis bedarytų. Nebent, sakau, iš tikrųjų stebuklų būna, tai žmogus atsivertė ir eis realiai kariauti. Gal, nežinau. Tai va, dabar daug visokių žmonių norėjau griežčiau pasakyti, bet nenoriu tą epiteto naudoti, žmonių, kurie negalvoja. Tai sakote, kad mūsų tai neliečia tas karas Ukrainoje. Liečia ir labai ir pasakysiu kelis aspektus ir kodėl. Kodėl, tiksliau. Vienas dalykas, kaip ten bebūtų, mes turime kaimyną didelį, galingą, neprognozuojamą, visiškai kitą mentalitetą. Vėlgi norėčiau pasakyti stipriau, bet jų gero gyvenimo supratimas šimtmečiais buvo nekelti savo gyventojų gerovę, bet griauti aplinkinių, ta prasme gyventi vienodai. Kada sugriovė kaimyno namus, jis gyvena tokiai pat žemynė ir pašiūrė kaip tu. Tai paaiškina tą jau tokį elgesį. Ir dabar įsivaizduokit, tas kaimynas užpuola, nedaug dieve, užpuola pavyzdžiui Estiją ir sako Latvijai su lietuviais, čia ne jūsų reikalas, mes su Estija aiškinamės. Ant rytojaus jis užpuola Latviją ir sako, estams jau nebebūtų ką sakyti lietuviams, čia ne jūsų reikalas, čia mūsų su Latvija reikalas. Ir nedrįskite kištis. Toliau užpuola Lietuvą ir Lenkams sako, čia ne jūsų reikalas. Čia mes su jais aiškinamės, jūs palikit mus ramybėje. Ir taip toliau, ir čia liečia tą patį Orbaną ir visus kitus mulkius ten, šiuo atveju. Ir mūsų liaudės išmintis ir pasakų yra, kur
tėvas vaikus moko, kad surištą šluotą negalima sulaužyti, o po vieną virbelį lengvai laužoma. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas tas pats, mes esame maži ir mes negalime neturėti sąjungininkų, nesiimti už kažką atsakomybės, nestoti kažkieno pusę. Šiandien nėra. Taip, vat jūs aplink kariaukit mane, o aš čia vienas būsiu neutralus. Čia yra durniams, vėlgi to šalies specialiųjų tarnybų paleista. Mes jūsų taip, gal vieną dieną nelies, o kitą dieną palies. Daug mūsų žmonių dalyvauja. Gražioji dalis, tai tie, kurie kariavo ir kariauja fronte. Gražioji dalis, kurie realiai veža tą paramą žmonėms, realią paramą ir ją nuveža visą, o ne dalį mažą. Tie patys, kurie šaukia apie paramą ir smurtauja Lietuvoje, tai man jie, aš va pažiūriu tuos, kurie čia šlaistosi, neminėsiu specialiai, bet jie supras pavardžių, kur šlaistosi po Ukrainą, keikėsi ir panašiai, ten ginkluoti, uniformuoti, frontėje nebuvo. Man neturiu aš jokių įrodymų, jokio pagrindo to sakyti, bet vat yra jausmai, kada pažiūri, pirmas jausmas man ir pirma mintis, jie yra marodieriai, suprantat, tik tiek galiu pasakyti. Ta prasme, mūsų žmonės ten jau dalyvauja. Trečias aspektas - mūsų požiūris į tą karą. Tai pamiršote, kad lietuviai visada buvo svetingi, atjautus. Ir yra sakoma, alkaną pagirdyk, pamaitink, trokštantį pagirdyk, pakeleivį priglausk ir panašiai. Reiškia, ten kokį kalinį sušelk. Ir mes tol gyvenom gerai, mes išlikom, kol elgėmės taip. O šiandien ką su mumis padarė, žiūrėkit, vien tą edimąsi komentaruose. Tai va taip, kad negalime sakyti, kad tai ne mūsų reikalas. Mes negyvename kitoje planetoje. Mes gyvename vienoje planetoje, gyvename ten, kur gyvename, ir ne pačioje geografiškai patogiausioje ir saugiausioje vietoje. Dėja, taip, kad to sakyti negalime. Aš nepykstu, bet turiu pretenzijų tiems žmonėms, kurie neatsakingai kalba ir renkasi kvailių populiarumą. Turiu omeny, neminėsiu vėlgi, nors norėjau paminėti, su kuriais bendraujame, reikalų turim. Neturiu omeny šitų žmonių, kurie rašo su klaidom ir ten kliediniekus, bet užtenka paminėti kritiškai žydus, Ukrainą ir būtinai šikti ant Lietuvos. Viskas, čia teisybė žmogus kalba ir šitie durniukai puola ten už jį laikint ir panašiai. Ko mes to siekiame? Blogas tas paukštis, kuris teršia savo lizdą. Taip, mes turime Lietuvoje daug problemų. Karo, ačiū Dievui, dar nėra fizinio. Gal ir nebus, manau, kad nebus. Bet tai nereiškia, kad dėl to reikia griauti tą Lietuvą. Dabar čia tiems Vaitkaus ir panašių pasiekėjams. Įsivaizduokit ruskio ateimą, tai pagalvokit, kas bus su jūsų pensijomis, kas bus su išmokomis visomis, jeigu ateitų. Nedaug dievė teoriškai ateina. Kas bus su jūsų turtu, nekilnojimu, o jeigu jis dar neišpirktas, gali būti, kad bankai praloš, bet gali būti, kad perims kiti, suprantat. Ten visai kita kultūra, visai kitas supratimas ir ateitų šeimininko teisėmis. Ir visi mes žinome, kaip ten žmonės gyvena, neskaitant Maskvos, ten Piterio ir didžiųjų miestų. Suprantat, galit sakyti, ką norit, bet aš tai buvęs. Daug ir ne tik aš, ir daug kas iš jūsų buvę. Taip, kad durniščių nereikia kalbėti. Tai neatsakinga. Ir patiems žmonėms aš kviečiu, kad truputį rimčiau reikia kalbėti. Kada jūs vaipotės, pavyzdžiui, iš Ukrainos, tai dėl korupcijos, tai Lietuva jau ne tik pavyja pralenkė Ukrainą. Keliai
keliai irgi. Mes baigiam pavyti Ukrainą savo keliais. Suprantat? Ukraina, kaip ten bebūtų, priešinasi daug stipresniam, fiziškai stipresniam priešui daug. Ir tai verta pagarbos. Mes neturime kuo priešintis. Mes turime saujelę vyrų, kurie gali tai daryti. Saujelę šauktinių vaikų paimtų, kurie ten kelis mėnesius pasimoko, pabėgioja kareivinėse. Mes turime apie krašto apsaugos ministeriją apsėstų visokių debilų Rokiškių Rabinovičių gauja, kurie tik tai kelia sumaištį. O daugiau mes nieko neturime, tai sakau atsakingai. Kad ir paimkim tuos balionus, tai žiūrėkit. Čia nusibodus tema, net pačiam nesinorina, bet dabar ką reiškia sugaudyti balionus? Taigi leiskit va tą kvailį įdzelį su visais savo šauliais, tegu sugaudo. Jeigu tie balionai su SMS šitos SIM kortelėmis, tai tuo labiau pasitelkti elektroninės priemonės. Bet sugaudysi blogai, reikės atimti cigaretės. Dabar visuose net mažuose miesteliuose visi aplinkiniai kaimai žino, kur pardavinėjamos cigaretės, o policija ne. Tai jūs praneškit policijai ir paprašykit, kad jie nuvažiuotų. Lengvo reikia potvarkio laikino 3 mėnesiams, kad jeigu nebendradarbiausite, o šitie pakliuvę pardavėjai, areštuojam jūsų turtą, prašom, iš kur gavote tą didelį kiekį, kurį mažais kiekiais pardavinėjate. Taip toliau, grandinėlė aukščiau, čia aš labai primityviai, bet tai yra labai lengva, tik reikia noro. Kodėl aš tai pasakoju? Todėl, kad ir pasaulis tai mato, aplinkinės šalys, mes tapome žulikų valstybę, kažkokiu lizdu. Valdom organizuoto nusikalstamumo, kur susivienijo mafija, banditai visokie, vagys, sukčiai, teisėsauga, aš jos nebevadinu, tai jėgos struktūros, tai teismai, prokuratūra ir ta pati policija, kurie nieko negali. Vat paklausi, negaliu, aš bijau, mane atleis iš darbo. Vat, pavyzdžiui, mokyti astrą gali, pensininkai jūs galėkite, vienišos mamos jūs galėkite, mes negalime. Mes negalime, mes nei kiaušų neturim, nei raumenų, nei ginklų, nieko. Vadas pasakė ir man tik gali bėgti per klešnės įsis. Tai jūs negalvokite, kad aplinkinės šalis ir pasaulis to nemato ir nežino. Taip, kad prieš juokdamiesi iš dramatišką laikotarpį išgyvenančios šalies, kurie didvyriškai priešinasi susivienijus, įsišluokime savo kiemą. Ir aš norėčiau grįžti į Lietuvą, kur būtų pažabotas tas balionų skridimas, sugaudyti visi, surašyti tie surinkti kontrabandininkai ir tai baigtųsi. Tai toks niekingas reikalas, jis čia per savaitę galima užrišti, suprantat. Visi tai žino, visi supranta ir net šitie režimas mūsų viską žino. Taip, kad atsiminkim, kad mes irgi turim didingą istoriją, bet atsiminkim apmaudžias klaidas, dėl ko praradom tą, ką turėjome. Dėl ko mes baramės komentaruose. Vat aš dabar pradėjau eksperimentą daryti. Žmogus užpuola, jis apkaltina, vat jeigu su juo nesutinki, tau reikia psichiatro, tu pabėgi iš psichiatrinės ligoninės, baig gerti, ką rūkai. O va tik pradedi žmogui sakyti, o tu žmogau konkrečiai palaukit, mandagiai nepasiduodi jo provokacijai, žmogus nutyla, nes jis neturi ką pasakyti. Tai arba išsigąsta, arba gal susigėsta, pagalvoja, nežinau. Suprantat? Yra gera patarlė prieš ką nors sakydamas arba rašydamas Facebook'e, suskaičiuok iki 10, nieko negalvok, tiesiog suskaičiuok iki 10, o po to, jeigu nepersigalvoji, rašyk. Tokia auksinė patarlė. Kartais ir man jinai pravartė, nes ir aš įsiveliu į šitos durnus smurtinius ginčus.
Tai va tiek. Gero visiems likusio savaitgalio. Galvokim apie savo šalį, savo kaimyną, artimą savo, daugiabučių namų gyventojai. Sveikinkime su kaimynais, kieme sutiktais žmonėmis, šypsokimės ir skaičiuokime iki 10, prieš norėdami kažką bjauraus pasakyti ar parašyti. Tai tiek. Būkit geri, komentuokite, tik konstruktyviai. Kritikuoti galima, bet ne išvaizdą, ne amžių, ne profesiją, ne dar ką nors. Ir pasidalinkite. Gyvenkim draugiškai ir aktyviai. Ate.